kad neprivaloma gerti, bet tu privalai ir gerti, ir viską tu privalai daryti. Va šitą yra nuslepiama. Prostitutė Kristina prieštarauja Natalijai. Ne jūsų reikalas, kokia mano moralė, man patinka dirbti turtingų vyrų palydovę ir taškas. Tai kiek tu laiko vertiesi? Nu tada, kai įsidrąsinu su žaisliuku žaisti. Kokiu žaisliuku? Vyro? Vyrišku, jo. Ok, tai čia kiek, 2 metai, 3 metai? Neskaičiavau. Taigi tarpsniai buvo, taigi nepastoviai, ne viskas vienodai, nepastoviai, ne. Improvizacija ir visa kita. Kad nenusibostų ir neatsibostų ir norėtųsi tobulinti, norėtųsi šitą. Aš neskaitau, kad aš kažką blogo darau. Aš galiu šešius tai nemokamai daryti. Eskortavimo verslas Europoje labai paplitęs. Interneto puslapiuose mirga marga pasiūlymų merginoms dirbti palydovėmis. Štai skelbimas. Darbas merginoms klube prie Adrijos jūros. Skelbime nurodyta. Priimamos gražios, šarmingos bei žinančios daugybę gundymo subtilumų merginos. Darbo pobūdis – konsumacija klube. Verčiame. Konsumacija reiškia bendravimą ir kokteilių ragavimą su klubo svečiais. Intymios paslaugos griežtai draudžiamos. Tuo tarpu prostitutė Kristina patenkinta tokiu darbu. Bendrauja su kultūringu vyru. Maloni aplinka, intelektualūs pokalbiai apie gyvenimą ir audringos naktys, vos ne kultūros naktys. Žmogus išeina laimingas ir viskas. O kokia ta laiminga pabaiga, jie visi visaip suvokia. Laiminga pabaiga, nelaimingos pabaigos pradžia. Arba nelaimingos pabaigos, laimingos pradžia. Bet nelaimingos pabaiga. Patenkinta savo profesiją Kristina mielai demonstruojasi prieš kamerą ir šoka džiaugsmo šokį. O tai tu nori būti profesionaliai iš tos srities? Pati savo, tokia kokia aš pati savo noriu būti. Viskas, tokio nieko. O kiek tu uždirbi, tarkim, per savaitę? Neskaičiuoju ir ne dėl pinigų. Čia, kaip sakant, norėsi, netingėsi, gali ir milijoną, jeigu tau to reikia, jeigu tik dėl pinigų. Bet realiai, jeigu aš pasakysiu dėl ko ir ką aš ir kaip darau, tai čia savo paslaptį išduosiu, savo paslapčių aš neišduotu. Pasak Martos Kulikauskaitės, ten, kur turtingi vyrai, ten gražios moterys. Verslininkai perka jachtas, mašinas, namus. Kodėlgi neįsigyti gražios moters, juk turtuoliai vadovaujasi principu pinigas visagalis. Normalus seksas normaliam žmogui, čia netgi pasisėdėjimas restorane. Vien iš akių tu gali pajusti tokį malonumą, kurį tu niekad nepajusi tiesiog dėl tokio paprasto kaip ir santykiavimo. Šeimos gyvenimo ekspertai perspėja, kad kūno grožis neilgaamžis. Pasirinkus greito praturtėjimo lovoje perspektyvą, merginų laukia nusikalstamas prostitucijos voratinklis. Jei parduodi save kaip daiktą, su tavimi ir bus elgiamasi kaip su daiktu. Nesuskaičiuojama gausybė gražuolių buvo sumuštos, išprievartautos, o kitos net ir nužudytos. Prostitucija – tai nusikaltimas, pirmiausiai prieš save.